kada pati lankiausi Niujorke, tai dauguma žmonių sužinoja, būtent iš radikalios aplinkos sužinoja, kad aš esu iš Lietuvos. Pats dažniausias klausimas, ar tu žinai, kad Emma Goldman iš Lietuvos? Ta prasme, tikrai žinomumas didelis, o lietuvių tarpe atrodo jo dar trūksta, bet labai reiktų tikėtis, kad šita knyga kažką pakeis. Gal dar kokių klausimų yra? Ar pastabų? Čia buvo dar Facebook'e iš tikrųjų minėtas dalykas, kad ar iš tikrųjų Emma Goldman sakė, kad jai negalima šokti revoliucijai, tai nedalyvausi. Istorija yra tokia, aš dėja tikslės detalės turiu pas save meilę, bet 73 metais JAV Niujorke buvo organizuojamas, trumpas atsakymas ne. Kaip ir su daugeliu legendinių citatų, kurios neva pasakė iškilios asmenybės, jos yra perfrazuojamos, jos tampa folkloru, jos iškeliauja, išmigruoja ir galiausiai tampa tokiu tarsi 9 vandeniu nuo kisieliaus, bet čia nėra visiškai 9 vanduo nuo kisieliaus. 73 metais Niujorke buvo organizuojamas festivalis, koncertas švenčiant Vietnamo karo pabaigą ir norėta pagaminti maikutes su Emmos Goldman atvaizdu ir kažkokių šūkių. Moteris, kuri buvo parašiusi jos biografiją, aš dabar neatsimenu jos pavardės, jai paskambino tas iniciatorius, sako, reikia citatos, jinai galvojo ir jinai pasiūlė keletą citatų ir galiausiai ant maikutės pasirodė šitas, jeigu aš negaliu šokti, aš nenoriu dalyvauti jūsų revoliucijoje. Tai nėra visiškas melas, iš ties buvo toksai įvykis jos gyvenime, jinai, kelintais metais dabar aš neatsimenu, jinai dalyvavo vakarėlėje ir jinai šoko. Ir prie jos priėjo jaunas revoliucionierius iš Rusijos, jeigu aš gerai pamenu. Ir ją subarė, ją pasakė, revoliucionieriai nelabai gražu yra taip čia ardytis. Ir jinai, manyčiau, sprogo tam tikrą prasme ir tiksliai dabar neatsimenu, ką jinai atsakė, bet jinai, man atrodo, jam pasakė, kad aš vis tiek noriu šokti ir jinai pasakė, kad aš noriu, kad visi žmonės turėtų teisę į gražius ir spindinčius dalykus, kurie teikia jie malonumą. Tai va, tai iš ties tos tikslios jinai nepasakė, bet aš manau, kad visai šalia. Tai va, knygų